kad jūs atėjote vis tiek su vienu klausimu. Pagal užrašą sprendžiant, kas yra taisyklinga laikysena ir ką reiškia būtent reflekso galia. Tai šį vakarą mes apie tai, apie 1,5 valandos ir pakalbėsim. Prieš tai norėčiau paprašyti, kad išsijungtumėte mobiliuosius garsus telefonų, nes mes jau tos moteris tokios esam, kad mums visur yra reikalinga būti, bet tik ne su savim, tik ne čia, tik ne dėl savęs ir tik ne savo. Tai taip ir padarykim dabar. Ačiū. Tai va, taisyklingos laikysenos reflekso galia. Aš įsivaizduoju, kad jūs šį vakarą atėjote išties su klausimu sau. Kaip aš jaučiuosi, kodėl taip jaučiuosi, jeigu jau taip jaučiuosi. Tai kodėl esu čia? Ar esate čia tik dėl to, kad seminarą vedu aš, Renata Ložienė, sertifikuota kantienikos instruktorė? Ar esate dėl to, kad norite sužinoti, ką reiškia kantienika, treniruotės, beje, tai yra dabar nauja pasaulyje? Ar esate labiausiai, tikiuosi, manau, dėl to, kad norite išspręsti savo gero jausmo klausimą? Ką reiškia jaustis gerai, kada neskauda kojos, netirpsta rankos, neskauda galva ir dar visokiausių kitokiausių problemų? Va mūsų bėdos. Turėjau ir aš jų beje. Ir nugaras skaudėjo, ir labai, ir rankos tirpo. Po 3 vaiko gimdymo, šlapimo, prisipažinsiu atvirai, aš visai nepalaikiau. Turėjom tokią gražią šventę. Ir tos šventės metu ten stovėjo batutas. Ir aš tau nieko neįtardama, kad tai gali atsitikti. Aš šokinėjau baltom kelnėm, o ten viskas ir kaip reikia išlipti iš to batuto neįmanoma. Įsivaizduokit, kaip aš turėjau jaustis. Klaikiai. Bet tai yra tiesa. Nežiūrinti tai, kokia figūra, nežiūrinti tai, kad visa kita yra faina, šeimoj, darbas ir taip toliau, bet kūnas, jis nevaldomas, jis ir neklauso. Jis daro taip, kaip jam patinka. Nusileidę vidaus organai vėlgi atitinkamai, turėjau ir aš tų problemų. Nemiegų naktimis, buvo ir taip. Jaučiau nuolatinį nuovargį. Ryte atsikeldavau pavargus. Kas jaučias taip pat? Dažnai ryte jau lygtai keliamės pavargę. Pikta dėl nuolatinių patiriamų skausmų. Kojos skaudėdavo, kelio sąnarius, ypač klubo sąnarius. Na, dėl nevaisingumo nesiskundžiau, 3 vaikus pagimdžiau. Prostata kol kas mano aplinkoje nėra, kol kas netinka gal žodis. Ačiū Dievui nėra. Sutrikęs kraujo spaudimas, šitą tai turėjau, kai atvažiavau gimdyti. Žodžiu, sako, iš vis kaip tu dar gimdai, nes aš atvažiavau su 50 žemasis ir 80 buvo didysis kraujo spaudimas. Iš vis negalėjau normaliai nei vaikščioti, nei apskritai. Tiesiog aš taip jaučiausi. Ir blogiausia, kad ieškai ir nežinai, kur rasti atsakymą. Buvau sportuojanti ir pakankamai sportuojanti, todėl kad pagal profesiją aš esu teatrinio judesio, scenos kūno specialistė. Dirbau su kūnu daug. Lankiau kalanetiką, lankiau jogą, lankiau pilates, bėgiodavau rytais. Aš mėgau sportą, aš mėgau truputį, kaip ir kiek sau galiu leisti suprasti, prisižiūrėti kūną. Bet nepadėdavo niekas. Sporto klubuose klausdavau instruktorių, kodėl man skauda sąnarį, kelią, man čia, visur, man čia skauda, ką daryti, atsiguliu vakare, jaučiuosi blogai, ką daryti, ieškodavau tų atsakymų. Aš eidavau pas manualistą, eidavau ten, kur tuos kaulo laužytojus, yra keletą pavardžių, tikrai specialistai be galo geri. Ir visada būdavo tik tam kartu. Aš turėjau disko išvaržą. Ir kai kėliau vieną kartą iš automobilio savo 3 vaiką, mažiuką, automobilis 2 durelių ir atitinkamas pakrypimo kampas buvo. Įkelta koja į automobilį
ir norėjau tą vaiką ištraukti. Ir ten aš susmukau. Susmukau, išvežė mane į ligoninę. Ne, jau sako, disko išvažą, reikėtų galbūt operaciją padaryti. Aš už galvos, kaip ir jauna jaučiuosi, o pagal visus tos išvardintus simptomus, kaip jau ir visai nebejauna, jau galvoju, gal tos operacijos nereikės. Tai aš jos nedariau tam kartui, bet viskas ėjo prastyn. Praėjo kokie 4 mėnesiai, gal pusę metų ir vėl tas pats. Ir tada buvo be galo stipriai. Ir tada išvežė jį su greitąja į ligoninę ir pasakė, va dabar tai jau darom operaciją. Ir aš sakau, ne. Ir aš parvažiavau namo, parvežė mane tiksliau namo, paguldė ant lovos šeimos nariai. Nu ką sako, mums į darbą, gulėk, o kad ten iš vis nepajūti, tai kaip gulėt. Tai žodžiu, jeigu jūs turite tuos klausimus savo viduj ir jaučiatės išties taip, kaip aš jaučiausi, tai aš galiu pasakyti, kad aš šiandien jaučiuosi visiškai kitaip. Ir aš tik galėdama gulėti lovai, turėdama internetą ir judindama pirštus ir daugiau nieko, susiradau tai, ką aš atradau. Būtent kantieniką. Ir ką sako kantieniką, kad visi skausmai ir nugaros problemos priklauso nuo netaisyklingos laikysenos. Galėtumėte atpažinti, į kurią figūrą panašiausia jūsų figūra, jeigu galima vis pamatyti, ar ne? Kifozės, lordozės, vienoj vietoj įlinkimas, kitoj vietoj išlinkimas, atitinkamas stuburo iškreipimas duoda kitokią figūrą, laikyseną. Ko pasekoje atitinkamai visas kūnas sukrypsta ir tokiu atveju mes turim skausmus. Kaip tik aš apie tai toliau ir pakalbėsiu. Žodžiu, gulėdama šitoj lovai, pradėjau daryti pratimus taip, kaip suprantu. Reikėjo versti iš vokiečių kalbos, ačiū Dievui, aš ją moku. Ir tokiu būdu, pradėdama daryti po truputėlį, tiesiog į 3. dieną aš pradėjau stotis. Po truputį. Tai va, net jei ir sportuojame ir laviname mes tuos raumenis, tai yra lavinami ne tie, ne gilieji, o išoriniai. Tai dėl tos priežasties mes ir jaučiam tuos skausmus, net jei esame sportuojantis. Turiu be galo daug sportininkų, tiek tų pačių jogos praktikos specialistų, kalanetikos, kurie lanko užsiėmimus ir sako, nieko panašaus nesam buvę patyrę. Todėl, kad kantienika yra absoliučiai kas kita. Jėga sklinda iš vidaus į išorę, o ne iš išorės į vidų. Ir jeigu atkrypstam, tai matot, ar ne, kairiajam paveikslėlį, kaip krypsta visas kūnas sistemiškai. Kojos sulinksta, dėl to mums skauda, dėl to skauda net iki kojų pirštų, pėdos, čiurnos. Dėl tos pačios priežasties daugelį kartų dažnai kartodavosi čiurnų patempimai, raiščiai. Dėl tos pačios priežasties. Kantienika yra instrukcija, kaip teisingai naudotis savo kūnu. Net jei mes nusiperkam kokį daiktą, mes visada turim instrukciją, kaip jį surinkti, kaip jį sudėti, kad jis mums tarnautų. Lygiai taip pat yra ir su mūsų kūnu. Jeigu mes žinosim, kaip reikia su juo elgtis, kaip viduj teisingai, ką patraukti, patempti ar susiaurinti ar išplėsti, tai jis tarnaus mums labai ilgai. Aš jau tuo įsitikinau. Visos kūno dalys, kaip namo aukštai, stovi virš vienas kito. Ir vat vidurinysis paveiksliukas ir yra, kad taip kaip vaikiškas žiedas. Pamenat? Yra toks žaidimas sumauti žiedus. Na, apačia žiedo ritinėlis didesnis, paskui mažyn ir į viršų mažėjančiai. Tai čia lygiai tas pats. Visos šitos treniruočių programos, kurie yra Benita Kantienė, tai yra šveicarė, mokslininkė. Ir tuo metu man gulint lovoj, kai aš pradėjau daryti pratimus,
Kaip jau minėjau, matyti irgi taip sudėliota, kad mokėjau vokiečių kalbą, taip kaip mokėjau, taip supratau, taip ir dariau tuos pratimus. Ir kai aš jau trečią dieną lipau iš lovos, jau visai kitom akim, tiesiog kažkaip tai naujai atradus, atrodo savo kūną, aš jai pasiskambinau. Aš jai tiesiog pasiskambinau ir sakau, aš noriu, ką man daryti daugiau, kaip man elgtis toliau, kur man gauti literatūros. Na, sako, tu gali studijuoti. Tai va tokiu būdu aš atsiradau čia ir esu labai jai dėkinga. Po to ta knyga, Tigro jausmas, jau mačiau šiandien jūs ją kai kurie laikėte rankose, ne? Tai buvo išleista pas mus 97-ais, o apskritai Benita Kandienė tai yra 20 knygų autorė. Ir mūsų Europoje yra apie 600 instruktorių. Lietuvoje mes dirbam 2, bet sertifikatų turim 3. Šiauliuose yra Saulius, gal esate kas girdėję. Pažįstat, jis lygiai taip pat išsprendė savo problemą. Ir tik po to jis įgijo sertifikatą, sako, nu kaip tu čia dabar pati Benita darai sklaidą, pasakoji visiems, o sako, neturi jokio popieriaus. Kai mes kartu, aš dar paraginau, jį sakau, padėk man, ir mes kartu metus beveik laiko studijavom. Ką suteikia kantienika? Tai yra anatomiškai taisyklingas judėjimas, pagrįstas giliaisiais raumenim. Būtent dubens dugno giliaisiais raumenim. Tas sluoksnis, jis yra labai giliai. Ir mums judant natūraliai, sėdantis, stojantis, gulant, ten lipant iš automobilio ar dar kažkokius judesius natūraliai gyvenime darant, jie nėra treniruojami, jie ten tiesiog neapčiuopiami. Tai dėl tos priežasties jie ilgainiui pas mus atrofuoja, jie tiesiog išnyksta. Kada išnyksta kažkokia dalelė, ne, tai tokiu atveju mes negaunam impulso, stimulo kažkur kitur, į kitas kūno dalis nueiti. Tai va, apačioj būtų dubens dugnas, tie giliai raumenys, ir mums duoda nuolat į stuburą impulsą. Ir jeigu mums niekas neduoda to impulso, tai mūsų tiesiog stuburas va šitoks būna. Dėl to sakom suaugęs lanksteliai, iškrypęs lanksteliai. O kada jie yra nuolat stimuliuojami, tai visas stuburas yra paslankus. Toliau. Nuolatinė būsena viduje, atsipalaidavęs išorėje. Tai jeigu, sakykim, kas žinotų, dabar jau gal yra kur. Jums net nežinant, aš čia padariau kokį 15 pratimų. Tai yra natūralu. Todėl, kad visų pirma gauni refleksą, pavyzdžiui, smegenys sako, va, žmonių pilna, jau lyg tai reikėtų jaudintis, ar ne? Pasidarai visų pratimus, ne? Tada, kad jau yra tas refleksas. Tai va tas pasitempęs viduje, tvarkingai sudėliotas stuburas, jis dirba savo darbą už mane ir man apie tai galvoti nebereikia. Ir atsipalaidavęs išorėje. Jaučiuosi ramiai. Kaip vientisą sistemą judantį kūną. Na, sistema aišku, ar ne, kas yra? Tai jeigu įsivaizduokit, dabar aš paprašyčiau jūsų pakelti rankų, tai jau tada ir įkvėptumėt atitinkamai, ir kaklas atsistotų atitinkamai, galbūt net kažkas koją pakreiptų, kam ten nepatogu, ar ne? Bet kai tai daroma nesąmoningai, tai ir netvarkingai, dėl to mes ir turim kūne netvarką. O kai tai yra daroma sąmoningai, tai mes turim kūne sistemoje tvarką. Tai va čia veikia būtent kaip vientisa sistema, dėl to mes jaučiam laisvę, ramybę kūne. Nei viena kūno dalis nėra lavinama kitos sąskaita. Mes šiandien kaip tik su Aiste, kolegė mano kineziterapeutė, diskutavom, ką reiškia kitos sąskaita, ne? Kaip ir jeigu, sakykime, kas einat į sporto sales ir treniruojatės su treniruokliais. Tai vat, pavyzdžiui, mes apie tai ir diskutavom, kad jeigu, sakykime, treniruojatės, kai dirbat, tarkim, ar ne, su svarmenim, ką jūs jaučiat viduj? Įtampa. Ačiū! Aiste, atsakymas. Aš tai norėjau pasakyti, mes šiandien diskutavom. Tai reiškia, įtampa. Atrodo, dirba vienas raumuo, bet visa sistema nėra atsipalaidavus. Mes lyg tai ir norim taip ramiai dirbti, visą kitą. Ne vis tiek. Nors dirba tik tas raumuo, bet kūnas jis dirba daug daugiau. Todėl, kad čia yra susiję kartu su smegenim.
Kantienika beje, lygiai taip pat yra susijęs su mintim. Ir paskui aš apie tai pakalbėsiu. Sveikus ir lankščius sąnarius. Jo, čia tai tiesa ir man lygiai tas pats buvo, jau ir keliai skaudėdavo ir aš nerasdavau kaip močiutė. Tepdavau, kažkokia nesąmonė atrodo. Paskui važiuodavau pas močiutę į kaimą ir sakydavau, klausyk, ką tu ten tepi, gal ten kokį kamparą kažkokį tu, kam tau maželė, jinai taip, sakau, taip, reikia, man irgi lygiai tas pats. Tai kai viskas pakyla į viršų, tai pakyla ir kojytės mūsų. Dėl to nėra tos apkrovos, tos trinties. Jeigu jūs galvojat, kad čia yra sudėtinga ir sunku pakelti tą stuburą, tai ne. Čia yra visai labai lengva ir paprasta. Toliau, sveika ištemptą stuburą. Tai vat aš apie tai jums ir kalbėjau, kad jis nesusmenga vienas į kitą ties lankstelį. O kai jis yra iškeltas, vat tokia sistema ir veikia mūsų stuburas. Raiščiai, sausgyslės, toliau išeinantis raumenukai tie smulkieji, aplink stuburą yra beje, kas žinot kiek. 200 plius minus autochtoninių raumenų. Tai vat jie duoda visą tą tvirtą pamatą. Ir kai viskas yra tvarkingai savo vietose, tai tvarkingai gali ir ištekėti kraujagyslės. Dėl to mums ir netirpsta rankos. Ačiū Dievui, man tikrai nebetirpsta, nors buvo baisu nepamiegoti. Nes stuburas yra ištemptas. Tai va, gerą vidaus organų laikymas būtent tame raumenų tinkle, dar kartą grįšiu prie to paties, prie giliausiųjų raumenų. Tai yra kaip tinklas ir 3 sluoksnių. Jis yra išsidėstęs mūsų būtent dubens inde pavadinkim, jeigu galima tai pavadinti, ne? Tame toj kauliniai daly. Ir vienas sluoksnis yra vienaip, kitas sluoksnis kitaip susidėjęs. Ir tokiu būdu mes turim tinklą. Ir kai jie yra reikalui esant įtempti ir reikalui esant atsipalaidavę, tai yra ta sąveika. Dėl to ten laikosi visi organai. Atrodo, mano figūrai nebuvo pakeistis, nei ten labai buvau tokia, nei labai tokia, bet šitoje vietoje pasikeitė labai daugas. Ir ačiū Dievui, nebeliko to, kabėdavau po 3 gimdymo, jis ten kažkur dingo, nors pilvo preso nedarydavau, atrodo, atskirai. Tai va, tai toj būtent tam rezginį laikosi vidaus organai ir kas beje užtikrina gerą kraujotaką. Elegantišką ir lengvą judėjimą, ačiū Dievui, aš galiu vėl nešioti aukštakulnius. Buvau pamiršus, ką tai reiškia, nes neįmanoma pavaikščioti. Ir klubo sąnaris skaudėjo labai. Ir išvis bijodavau pajudėti kažkokiu kampu. Tai būdavo, jeigu dar skausmingais momentais, tai gal žinot, kas nors tas būsenas? Tokias, tai apie aukštakulnius tai net ir kalbėti. Ne? Eidavai į darbą, atsisėsdavai, sėdėdavai darbe, prie kompiuterio. Padirbdavai, jeigu dar nepatogiai, tai kažkaip viskas. O jeigu iš vonios, iš dušo išlipti, sakykime, ne? Mes tikriausiai patyrė tas pozicijas, kai reikia iškelti koją ir kažkokiu būdu tą stuburą tinkamai padėti, kažkur į sieną paieškoti, įsikibti. Nežinau, kaip jūs galvą plauna, kai reikia užsiversti laukus, užsidėti rankšluostį ir atversti atgal. Tai būdavo tai tik tais per kampu, kažkokiu būdu tą galvą atversti. Jo, gyvenau taip. 8 gal kokius metus. Jo, pakėlė emocinę būseną, tai jos visai nebuvo. I feel good tikrai neturėjau. Ir jeigu kokie baliai, labai mėgstu apskritai bendrauti, mėgstu žmonės, mėgstu labinti, susipažinti, tai šitas dalykas būdavo užmirštas, nes būdavo pavargus. Tiesiog neišlaikydavau savo kūną. Kaip veikia Kantienika metodo refleksas? Tai va dabar apie Kantieniką daugiau ar mažiau aišku, kad tai yra treniruotės, mankštos, kurios treniruoja giliuosius dubens dugno raumenis. Jie duoda
impulsą stuburui, jis išsitiesia. Ir būtent tų mankštų dėka mes įgyjame refleksą. Kas tai yra refleksas? Tai kažko pasikartojantis nesąmoningų būdų, ne? Mes daug dalykų darom gyvenime refleksiškai. Tai vad, jeigu jums iki šiol buvo klausimas, kad tai yra sunku arba kaip tai padaryti ir nepatogu, čia nuolat treniruotis, tai dabar aš taisytis turėsiu visada. Ne, šitas refleksas jūs nuo to ir išlaisvins. Užstoju pasakyti, ne? Įsivaizduokim, kad lipam laiptais, jo? Mes turim sąlytį su grindim, taip, su laiptais, su pamatu, kažkokiu pagrindu po kojų. Jeigu mes remiamės į sieną, mes turim taip pat sąlytį su siena, galūnė. Jeigu mes dedam dubens dugną, taip, ant kėdės, mes irgi turim sąlytį, taip, visur yra sąlyčiai. Jeigu mes labiname su žmogum, labai ačiū, mes irgi turim sąlytį, taip, ir tai yra mūsų visur pasilenkimo kampas. Kūnas juda nuolat. Pakėlėm ranką, sąlytis. Susišukuoti plaukus, jau veiksmas kitas, ne? Sąlytis, kad ir su pačiu savimi, bet lygiai tas pats. O kiek yra buvę tekę, ką nors nukelt, nukabint, ar ne? Judesys. Tai kūnas veikia kaip sistema ir refleksas, arba kitaip tariant, ne refleksas, impulsas perduodamas yra nuo sąlyčio taško. Reiškia, gaunam tą impulsą ir visas kūnas atitinkamai sureaguoja. Tai ką man vilkt visą kūną ten link? Taip, jeigu man pakanka atsiremti su ranka ir kūnas pasitaiso taip, kad jam būtų patogu. Lygiai tas pats atsiremiam kažkur. Taip, atsiremiau, pasidėti yra sąlytis. Ir kad čia būtų patogu, tai tas refleksas jis sutvarko taip, kad būtų patogu atsiremti. Jo, net kad mums nereiktų ieškoti tos patogios pozos tokios. Kitaip tariant, krūtininė dalis viršuj, apačioj kojos ir dubens dugnas. Jeigu pasvirs vienaip, tai mes turim tą išrinkimą į vieną pusę. Jo? Jeigu į kitą, tai į kitą. Tada, kada refleksas pas mus neveikia. Dar vieną tokį pavyzdį. Ne? Na, čia ir yra mūsų stuburas. Šitoj vietoj apatinė dalis ir čia viršutinė dalis. Kaip manot, kaklo slanksteliai priklauso stuburui ar ne? Priklauso. Ja, priklauso. Kiek jų yra? 7. Ja, 6, 7, labai skirtingai rašo vadovėliuose. Nežinau, reikėtų pasidomėti, kodėl taip skirtingai rašo. Ja? Kiek sveria galva? Žinokit, aš užklausiau 9-mečio, lanko treniruotės, turi vieną petuką šiek tiek aukštesnį, kitą žemesnį ir truputėlį mentės jau yra atsikišusios ir sakė, yra viena dalis, tas laipsnis stuburo iškreipimo. Puikiai dirba, be galo puikiai vaikinukas, sakau, tai kiek? Nu, sako, gal kokius 5-6 kilogramus. Sakau, tu čia pats išmąstai? Nu, žodžiu, o, tai vat puikiai. Tai tas dalykas yra, kada mes šitoj vietoj, tarkim, ar ne, linkstam, kaip aš rodžiau, su tom stiklinėm kažkur. Dar neužmirškim, kad čia yra galva. Taip, šitoj vietoj. Tai dabar ta galva kaip linksta į priekį, nes 6 kilogramus nežinau. Arba atgal, ne? Kaip tą, ne? Dėl to mes turime tos visus nepatogumus. Tai tą refleksą mums duoda nuolat dubens dugnas, išsitiesti, nuolatos, impulsą. Ir jis visada yra šitaip, tarsi stimuliuojamas. Net naktį, jeigu jūs atsigulsit nepatogiai ir jums susilies, kaip aš sakiau, sąlytis, menties su
nežinau, gulimąją dalim, pagalbę, tai gali būti bet kas, jūsų kūnas pasitvarkys taip, kad ta mentis ten galės ramiai gulėti, bet jis stuburas bent jau neperduos signalų kitoms kūno dalims. Nepajausit skausmo, nes visada bus tvarkingai stimuliuojamas stuburas. Kitaip tariant, ištįsti, išsitiesti. Kažkaip labai, čia tik mano mintis, dar nesidalinau su bet labai intensyviai ieškojau, perskambinau daug ir palaikykite vieną dalį. Galim paprašyti. Pažaisim. Kas galėtų pakomentuoti? Galim paimti dvi. Arba paimti. Nu gerai. Taip. O dabar paleidom ir išvis, jo? Kas galėtų pakomentuoti? Kas čia vyksta? Kodėl man reikėjo labai šito žaislo? Galim dar? Gal galėtum atsistoti? Nu, va, stuburas, viskas, tai kažkodėl liko. Į vieną galą, jo labiau? Nu gerai, taip. Nesat žaidus to žaidimo? Gerai, pažaiskim. Jo? Kol mes pažaiskim, kas galėtum pakomentuoti. Nedirba mano žubo, o dabar patempsiu. Ir ne, ir vėl. Čiukšt. Tai va šitas virvės veikia kaip mūsų, ačiū labai, kaip mūsų stuburas. Ir impulsas ir yra būtent tas ištempimas. Kitaip tariant, susitraukia dubenstuburas, pasileido dubenstuburas. Susitraukia lubakauliai, dubenkauliai, susitraukia, pasileido. Ir tai vyksta nuolatos. Jau nepatogiai atsistojęs, tai kairę ranką man jau pataisa taip, kaip reikėjo. Tai vyksta nuolatos. Tai ir yra tas refleksas. Ir tam yra reikalinga padirbėti, tik truputėlį, kol jis atsiras. Gali visi. Jauniausia turiu 9 metų, puikiai dirba. 11, 12, jiems net jau patinka, nes jie jaučia. Sako, aš atsisėdęs kojytės iškelti negaliu. O va, sakau, kodėl tu negali? Todėl, kad reikalinga daugiau įtempti kažkokios kūno dalies ir ten panaudoti. Ne, kol nėra reflekso pačio. Reiškia, jis visą kūną naudoja, kad tą kojytę pakeltų. Kai įgis refleksą, jam tik užteks sutraukti dubenkulius ir tą kojytę laisvai tarsi pati pakils. Paprasta. Kai turim refleksą. Tam, kaip minėjau, reikėtų truputuką padirbėti. Pažiūrėsiu žaidimas. Kaip jau minėjau, jėga yra viduje. Mes mamos dažniausiai taip ir laikome, ne, tos savo vaikus. Jo? Vietoj to, kad stuburas išsitęsia. Šitas rankštas. Ne? Ir tai yra iš tikrųjų taip, laikyti labai paprasta. Mano mergaitė jau 5, tai man yra miela būtų nešti ir patikrinti save. 17 metų, kur nešėm kartu vieną dieną pirkinius ir beveik vienodas svoris buvo. Tai ne pirkiniai, ten buvo sultis maišuose. Ir aš vienodą kiekį ir jį vienodą kiekį. Ir lipam į 2 aukštą ir jį jau pusiau laiptinį mamytė sako, aš nebegaliu. Tai sakau, dar vienas rodiklis, kad turėtum ateiti pas mane. Sako, kaip tu net nepadusai? Nu, net nepadusau, nes aš net nepajutau. Natūralu. Ir mums tada yra paprasta stovėti, sėdėti, laikyti, nes visa jėga slypi viduje. Lygiai taip pat mamytę mačiau, besilaukiančią. Turiu dirbančiųjų, besimankštinančių nešių ir reikėtų gaila, kad jos šį vakarą netėjo, nors planavom. Tai visas vaisius viduj jis neištysta su pilvu, bet priešingai jį laiko tas tinklas, giliųjų raumenų tinklas.
Ir jam yra ten erdvės, jam yra vietos. Ir mamai yra lengviau nešioti ir vaikščioti, nes ne nuo išorinių raumenų priklauso mūsų visos kūno dalys, kaip jos laikosi, bet nuo stuburo. Ir kada jis yra ištemptas ir pasitempęs į viršų, tada kiekviena dalis kūno stovi savo vietoj. Matot, pečiai nusilenkia, ne? Krūtininė dalis šitoj vietoj ties rankom patogiai. Taip, lygiai taip pat dubens dalis. Taip, jie nenukara, nepatysta. Sąnariai kelių yra apsaugoti. Ir tokiu būdu yra labai paprasta stovėti. Ir sėdėti ir apskritai nešioti. Sakiau, dar reikės kartą lauktis ir pajausti džiaugsmą. Tai va, ką įveikia kantienika? Įvairių sąnarių artrozės jau kalbėjom, pėdų deformacijas, kelio ligas, dubens pakrypimą, X kojas, O kojas, tas iškrypimus tuos, taip, turiu jau tokių pavyzdžių ir labai puikiai tvarkosi. Turiu merginą, su kuria jau dirbam metai, tai net į mokyklą negalėjo eiti, negalėjo stovėti, negalėjo sėdėti, negalėjo apskritai gyventi jau visai beveik, todėl kad labai blogai jautėsi. Nes iškrypęs stuburas, skoliozė didžiulė ir galvoju apie operaciją, bet mes 2 mėnesius jau buvom padirbusios ir nuvažiavo į Vilnių, dar kartą perkreipėt su geriausiu stuburo chirurgu ir kai grįžo, sako, ne, aš sako, dirbsiu su jumis ir galvoju, kad susitvarkys. O operacija jau turėjo, tame laike, kai jau buvo nuvažiavus ir būtina buvo jai darytis dėl laiko, dėl jos amžiaus. Ir va, mes dirbam ir sako, ačiū Dievui, kad aš jos nesidariau. Taip kaip aš gyvenu šiandien, aš galiu gyventi visą gyvenimą, o jai 18. Ir deformacija kojų dingo, buvo tas X, nes kai stuburas iškrypęs ir va ten, matėt, ten bulutė, kur buvo sukasi kojos, pėdos ir skaudėdavo be galo ir susitvarkė labai puikiai. Vidaus organų nusileidimą turiu moterį, plius minus apie 60, tai su ta pačia problema ir nedaug dar lanko, nedaug dar mankštas daro, bet labai puikiai veikia. Labai puikiai, jo vieną kartą parėjo, atėjo ir tiesiog ir sako, žinok, Renata, man labai puikiai sako, tvarkosi. Tai yra gera girdėti. Aš jau tai pasitikiu vienareikšmiškai tą metodiką. Taip, dėl išmatų, pavyzdžiui, kam yra, sakykime, sunku, tai vėl dėl būtent dubens dugno padėties. Išsideformavę, ne į savo vietas atsistoja vidaus organai. Tai dėl tos priežasties yra galbūt ir sunku išeiti. Prostata lygiai tas pats, irgi, kada sustato viską į savo vietas, tai jį ten neveši, nebujoja ir tokiu būdu mes turim žydinčius vyriškius su pagerėjusią potenciją. Beje, turėjau tokią vieną porą, kuriems irgi plius minus 60-70, lankė jie apie kokius 3 mėnesius. Aišku, vyrai mažiau pakalba išsitarė, prasitarė ten savo džiaugsmus, bet mes moteris pasišnekam, tai sako Renata, mūsų seksas yra visiškai kitoks. Visiškai. Ir net jis pats sako, visiškai kitaip jaučiasi ir absoliučiai kitoks gyvenimas. Tai įsivaizduokit, yra geras miegas, nuostabus vakaras po darbo, nepavargstama, geras seksas, artimas žmogus, atsiranda ryšys ir visą kitą ir daug dalykų susitvarko, kada mes iš tikrųjų jaučiam nuostabiai kūną. Toliau, kryžkaulio skausmai. Čia mano pagrindinė bėda, kuri buvo, puikiai susitvarkiau ją. Strėnų skausmai, sėdimojo nervų uždegimai, tai va visus šitos dalykus puikiai sutvarko kantienikas. Stuburgalio viršūnės, disko išvaržos, hemorojai, impotencija, orgazmas, visus šitos dalykus daugiau ar mažiau pakalbėjome.
kantienika. Taip, jau minėjau. Ištemptas stuburas ir sulinkęs stuburas. Kada veikia būtent tie 200 autoktorinių raumenų, daugiau ar mažiau ten plius minus, jo, visa jėga sklinda iš vidaus. Toliau. Ką mes šiandien ir praktiškai padarysim, kaip sėdėti darbe. Na, išlinkimas. Matot, pats pirmasis yra tiesus, taip kaip ir reikalinga atsisėsti. Vidurinysis, tada, kada mes turim tą išlinkusį stuburą. Na, į vieną pusę, kaip aš jau kalbėjau, ar ne? Ir pirmasis, tai į kitą pusę. Na, priešingai kaip čia. Na. Atpažįstat save? Sutvarkom. Stovėsena lygiai taip pat. Taip, kalbėjom, ar ne? Atsistojam. Šitaip. Arba tada šitaip stovė. Arba tiesiai. Vaikai. Vaikai turi tą įgimtą lengvumą. Ties 4-5 metais mes pradedam pamest tai, nes nebeveikia giliai dubens stuburo raumenys. Va, ir pats pasilenkimo kampas. Va, vaikiškas dar, ne? Ir jis yra taisyklingas. Tai kada keliai yra virš kulnų, ir tai yra labai svarbu. Ir mes tada išnaudojam visą pilnai pėdą ir sąlytis su jungiamąja dalim, tai einamoje, nežinau, kas tai gali būti, bet kas. Grindis, asfaltas, nesvarbu. Sąlytis visos pėdos. Jis yra pilnai padengtas, apkrautas. Na, ne dalim, ne pirštais, ne, nes nejausi mes minam kulnį ir mes jau nebegalim, nes duoda skausmą, ne? Žinau visą šitą. Tai va, tai čia yra pilnai pėdutė ir visas refleksas, dėl to turiu ir tokių žmonių, kur net kojų pirštai nebeištitęsia ir jie nevaldomi yra, labai stipriai sukietėję. Tai va, ten tiesiog apmiršta. Nėra reflekso, nėra į galūnes nueinančio to impulso, kad veiktų. Tai va, ir kas norėtų pajausti, kaip veikia tas refleksas? Gal turit klausimų kokių? Klauskit drąsiai, tam čia mes ir esam. Aš turiu klausimą. Gerai, aš dabar galvoju... Aš noriu paklausti, ar galima? Prašau. Nu, jeigu yra stuburo koks nors toks, tai čia yra sulinkimas, ar jis išsitiesia? Taip. Galima ištiesti? Galima ištiesti. Taip. Aš turėjau tą patį. Man laikai sakydavo, mamytė sako, tai jis susikūprinus. Man atrodydavo, kad ne, bet pasižiūriu veidrodį, nu tikrai. Jo, nes aš turėjau tą jau linkimą. Dėl tos pačios priežasties. Kilmė yra absoliučiai nesvarbu. Ta prasme priežastis. Vis tiek veda viskas į vieną ir tą patį tašką. Taisyklingai pastatyta 9-aukštį namą. Nesvarbu, ar ten koja jums, ar ten galėnas, ar ten kažkas kryžkaulis pečiai, ar ten kažkur kažkas, visiškai nesvarbu. Vis tiek jūs eisit į tą pačią tiesėje. Kelias yra vienas. Susitvarkyti, išsitiesti ir tada visos problemos nueina. Apie skoliozę, tai tie kaulai sukietėja, kaip šiandien išsikasi. Taip, čia labai geras klausimas. Benita, pati mokslininkė Kantienė, jį gimė su įgimta skoliozė. Ir visą gyvenimą vargo ir be galo skausmuose, sako, aš esu mokinė, negaliu lankyti pamokų, po to studentė, paskaitų ir taip toliau. Ir ji patapo master teacher, reiškia profesionalia kalanetikos instruktorė. Kaip, sako, aš tiek sportuoju ir vis tiek esu kreivus stuburų ten ir, žodžiu, visos kitos problemos. Tokiu būdu ji pradėjo natūraliai ieškoti ir 20 metų tyrinėjo, su kitais irgi mokslininkais, tardavosi ten visą kitą ir, žodžiu, taip ir atrado tą tikrąjį variantą, kurį ir pavadino Kantienika metodika ir jai išsitiesino stuburas visiškai, absoliučiai. 40 laipsnių. Tas dabar kitaip matuojama yra. Jo, ar išsitiesino visiškai. Reikėtų...
Individualiau reikėtų pažiūrėti, bet irgi lygiai tas pats. Galima sutvarkyti. Taip, galima sutvarkyti. Jo, reikėtų tada individualiai pasižiūrėti, bet susitvarko. Ką dar norėjau pasakyti? Nuraminti galiu, dirbti reikės tikrai. Dirbau metus laiko. Bet verta, todėl kad dar šiandien iki galo, kaip aš žinau, bet aš žinau, kur ten nori kas nueiti. Ir manęs kartais tas pats klubuose narys paprašo nueiti ten, kur jam reikia. Ir tai yra šiek tiek skausminga. Bet tai yra nepalyginamai visą kitą tą, ką vardinau, nebėra iš vis. Patikėkit, jaučiausi taip kaip jūs. Jeigu jūs turite kažkokių problemų, aš nežinau. Bet visą tai, ką jūs turit, turėjau lygiai aš taip pat. Tik aš galvodavau, kad aš neturiu. Bet būdavo net ašaros, aš riedėdavau kartais, kai ten skaudėdavau ir negalėdavau kažką paveikti. Absoliučiai susitvarko. Dirbti reikia. Tikrai. Apie pusę metų. Paskui savaime. Tai natūraliai, paskui viskas labai fainai, labai paprasta, labai tada jau iš treniruočių lankyti nebereikia. Tada jau pats kūnas 11 valandą atsisėsit kaip nors taip ramiai ir žiūrit, kad ten kažkur skauda, kažkas nepatogu. Ir žiūrėkit, jau pradėsit treniruotis natūraliai. Čia ypač renginių sportas. Jeigu tikrai nelabai mėgsta ateiti ir ten kažkur pumpuotis, tai pats tas žinau. O vyrai ypač labai mėgsta. Iš pradžių yra sunku priversti, paskui ne. Gerai, aš noriu tada pristatyti kineziterapeutę Aistę, kuri su manim jau dirba pusę metų. Labai tikėjausi, kad šiandien ateis ir tie, kurie jau lanko. Iš tikrųjų dirbam, mes daug jau dirbam, jau 2 metai yra tokių, kur tikrai nuolat lanko ir labai patenkinti. Iš pradžių lankė dažnai, tai yra 3 kartus, 2 kartus per savaitę, o po to pakanka, kad jie kartą per savaitę ateina, kartais į 2 savaitės po 1 kartą, tiesiog, nes jie labai puikiai jaučiasi. Tai va, o Aistė yra tas žmogus, kuris irgi prisijungė tiesiog iš intereso. Paskui išsiaiškinam, kad mes lyg tai ir turim kažkokių problemų, ar ne, su nugara, nežiūrinti tai, kad žmogus yra lieknas, nebūtinai tas antsvoris, gali būti ir, sakykime, lieknam žmogui stuburo problemų. Tai Aistė atsistok, gal nežinau, tiesiog ir gal gali pasidalinti, nesitikėjai, ar ne, kad dabar tai bus. Tikėjausi, kad kažkas mane reikėtų. Kad nėra, tai žodžiu, aš noriu tik dėl to, kad tu pati išbandėjai, kad tu pati dirbi ir kad tu pati kaip kineziterapeutė ar kokius skirtumus, tiesiog, mes tikrai nesitarėm, nes aš tikėjausi, kad bus tie, kurie lanko ir dabar nežinau, ką pasakysi. Gerai, labas vakaras visi. Ką iš savo padėties norėčiau pasakyti, gal kad šiek tiek sportuoju, esu figūra nesiskundžiu, neturiu antsvario, sąnariai neskaudėdavo, nugarą irgi ne. Gal kaip sakei, kad galvą plaunu ir sunkiai atsistot, bet nekreipdavau dėmesio. Ir tada netikėtai susitikom su Renata. Aišku, yra posakis, kad žmonės atsitiktinai nesusitinka. Manau, kad kiekvienas žmogus yra likimas. Tai va, tai kas man atsitiko? Pradėjau lankyti, nes turėjau mokytis. Mokiausi apie 3 mėnesius, eidavau treniruotis 3 kartus per savaitę, dirbdavau. Ir atsitiko taip, kad naktim nebegalėdavau miegoti, nes skaudėdavo klubą. Aš Renatai ateinu, sakau, kodėl man skauda tą klubą. Pakentėk, viskas bus gerai. Sako, tu matai, kad tau kažkas vyksta, sako, pakentėk, žinosi dėl ko. Laukiu skauda, einu treniruotis. Vieną treniruotę iškvėpavau tą. Kai patys darysit pratimus, suprasit, ką reiškia kvėpavimas. Kvėpavimas yra daug. Kvėpavimas mums duoda ir išleidžia tai, kas nereikalinga. Tai vat, vienos treniruotės metu iškvėpavau, manau, daug, kas man buvo netinkama ir kas man nepatiko. Tada ir buvo tas, kai Taip. Tai turiu omeny, kad po to aš nebejutau, mano klubas atsilaisvino, jokių skausmų. Amplitudės aš kaip kineziterapeutė, kaip daranti pratimus pati, suprantu, kaip mano amplitudės padidėjo. Pagrindė padidėjo juosmeniniai srity, nes ką mes darom, visi lenkiame su kupra ir neištiesinam stuburą. Čia yra problema kryžkaulio ir juosmens slankstelis. Ar galit parodyti? Tai va, galiu parodyti, jo, kiekvienas lenkiamės šitą, taip? Kaunas kupra, juosmens srity. Ką kantienika duoda? Kantienika duoda kaulų taisyklingą padėtį. Mes atsistojam šitą. Mes nevarginam. Jo, mes nevarginam. Virš kulnų.
Taip, mes nevarginam stuburo ir apsaugom juosmeninius slankstelius, kas yra svarbiausia, nes išvaržos dažniausiai ten ir yra. Tai va, kantienika man davė šitai. Ką po to, kai pati pradėjau vesti treniruotės, pamačiau, kad rezultatą galiu gauti žymiai greičiau. Aš kaip kineziterapeutė noriu pasiekti to, kad per kuo trumpesnį reabilitacijos laiką pasiekčiau kuo didesnį efektą. Ką aš gavau su kvėpavimu, dubens dugno įtraukiamaisiais raumenim, tai greitesnį pasveikimą. Dabar po kantienikos ir kai vedu treniruotę, ir kai vedu treniruotės už kantienikos ribų, tai taikau kantieniką. Aš tave šiandien noriu Taip, klausti. taikau kantieniką, nes be kantienikos, viską apsunkinčiau. Daryčiau per kitur, stiprinčiau pilvo preso raumenis, stiprinčiau kojos raumenis, stiprinčiau nugaros raumenis. Nors ko reikia, tai reikia dubens dugno. Nes dubens dugnas yra pamatas, ant kurios stovi visas mūsų kūnas. Visos rankos, tirpimai ir taip toliau yra nuo dubens dugno. Kad ir kaip keistai atrodytų, pirštai yra nuo dubens dugno. Inicijuoja dubens dugnas ir duoda va tą... Taip, nes tai yra aktyvacija. Tai va, dubens dugnas yra pagrindas ir pagrinde reikia dirbti. Kodėl yra garsus Kegelio pratimai, kodėl yra garsu, kad reikia visą laiką sėdmenis mokėti po vieną įtempinėti, daug kas to nemoka. Neslėpsiu, aš irgi nemokėjau pradžioj. Tarkim, kai visi Per kiek laiko išmokot kaip dalykų? Vieno oro neužtenka, kad įsigalės. Tarkim, 3 mėnesius aš mokiaus ir pajutau tą jėgą. Aš manau, kad tai iš tikrųjų priklauso ne tiek, kiek nuo amžiaus. Aš manau, kad, aiškus, jaunas žmogus greičiau, taip, bet priklauso nuo noro. Labai daug priklauso nuo noro. Jeigu ateinam į treniruotę ir kartais žmonėm būna, kad, jie pritingi. Žmogui primeni, kad atėjai dėl savęs, Žmogus tai supranta ir pagalvoji, kas čia yra, įtempti dubens tuos raumenis, taip? Tai žmogus dirba su dubens raumenim visą treniruotę, po treniruotės, kad ir kokia bloga buvo prieš tai nuotaika, žmogus išeina pakylėtas. Nėra tai buvę, kad žmogus po treniruotės išeitų prastesnės nuotaikos. Nėra tai buvę. Ir nėra buvę žmogaus, kuris, per mano, per pusę metų, kad sakytų, oi, čia viskas blogai, čia man nepatinka, nieko. Nieko jisai nesiskundė, kad viskas eitų blogin, viskas eina gerin. Kiti ateina su bet kokiom pesimistiškom mintim, sako, kad čia... Pavargė, Taip, pavargė, kad visą dieną ten dirbo, taip toliau. Po treniruotės jie to neatsimena. Tada, kad visiškai... Taip, po treniruotės jie... Kaip pati dabar jauties, lyginant save su tada tuo laiku, kai dar neturėjai kantienikų savo gyvenime. Kaip neturėjau? Turėjau aš tas mankštas viską. Bet ne kantienikų. Taip. Kaip dabar jauties, Taip, kaip pati. tai yra mano kursiokai, tai kaip, nežinau, buvau 3 kurse, dabar esu 4 kurse, visuomenės. Tai kaip jutausi? Žmogus, kuris negali atsakyti viską atsakyti. Kodėl, pavyzdžiui, man skauda, jeigu aš sportuoju daug? Kodėl? Ir aš negalėdavau to atsakyti. Negalėdavau, nes nežinodavau, kad dubens dugno raumenys turi būti stimuliuojami, aktyvizuojami ir dirbti. Tai galvodavau, kad taip, pilvo presas dirba, nugara dirba, viskas stipru. O kad turim problemų, kurios yra iš vidaus ir kurios nepaskatina mūsų dirbti sistemiškai visą kūną, tai šitą nežinojau, dabar žinau ir pasiruošus toliau dirbti ir žmonės. Ačiū, Aiste. Ko iš esmės motyvatas, o kantienikos skiriasi šiandien? Pilates ir kalanetika, jie ne visiškai iki galo treniruoja giliuosius raumenis ir nesistemiškai, taip kaip kantienika ir ne nuo dubens dugno gilių raumenų sklinda tas impulsas. Taip, bet kaip tai teisingai? Klausimas. Gali atsakyti daugiau? Taip, pilatesas skiriasi tom pėdų padėtis. Pavyzdžiui, pas mumis treniruotėse padėtis kūno yra anatomiškai taisyklinga. Tai kiek žinom, pėdos eina šiek tiek į išorę ir stuburas pagrindinė dirba ir dubuo. Mes taisom dubens pasvirimą. Pilatese
yra kitaip su kvėpavimu. Čia pajusite, kad pagrindinis dalykas yra kvėpavimas ir dubens dugnas. Absoliučiai, visiškai kitaip. Jėga sklinda ten, čia iš vidaus, o ten daugiau iš išorės. Kad ir viduj, bet ne iš giliausiųjų sluoksnių raumenų, nėra to impulso. Ir kaip minėjau, yra labai svarbu sąlytis, kurį mes gaunam nuolat. Sveikindamiesi, paimdami stiklinę krenta iš rankų ir jau toj nukris, ir mes ją gaudom, ir mes ją pagaudom, žinokit, su kantėniu. Be kantėniukas nežinau. Todėl, kad, gal ten neskauda, ne. Cirke buvau. Stebėjau žmonės. Leidžia balionus, burbulus, seneliai sėdi su anūkais. Galėtų tą balioną pastumti toliau, tiesiog pasimėgauti tuo džiaugsmu, kurį teikia mums cirkas. Sėdi seneliai, ne? Nebūtinai seneliai, apskritai žmonės ir jauni, nes jie ten, paskui kažkaip kaip atsistos, kiek mes gyvenimo kokybės prarandame. Tai va tas atsakymas ir yra, kad iš vidaus. Ir yra refleksas. Jis yra neužmirštamas ir negrįžtamas. Tie, kurie va dabar jūs, jeigu nuspręsit pagalvoti apie tai, kad jūs norit įgyti tą refleksą, jūs niekada nebebūsit to žmogum, kuris sėdi čia, šiandien be reflekso. O kodėl jis dingo tas refleksas, jeigu gimėm su to refleksu? Taip, todėl, kad nestimuliuojamės. Nestimuliuojam, jie yra labai giliai. Lygiai taip pat, įsivaizduokit dabar žmogų be sąmoningumo didinimo. Kodėl mums sako, reikia skaityti knygas, mokytis, ugdyti tą sąmonę? Taip, jeigu mes nebendrausim vienas su kitu, mes neugdysim, mes nebesusikalbėsim. Taip, tai yra nuolatinis ugdymas sąmonės, bendravimo, socialinių įgūdžių, intelekto. Taip, lygiai tas pats yra ir su kūnu, ir su raumeniu. Lygiai tas pats. Tai dabar atsakymas į jūsų klausimą. Gimė, neleiskim tam žmogui nuolat socialinėje aplinkoje vystytis, ugdyti save, neduokim jam jokios informacijos, literatūros, nemokim matematikos, užsienio kalbų gramatikos ir taip toliau. Ir tik po to jį išleiskim į visuomenę. Tai jis bus, koks ten imbecilas. Bet kiek bus žmonių, kurie nesiskundė ir 90 metų išgyveno. Klauskite, ar jie nesiskundžia dabar? Pažiūrėkit, su jais neina normaliai susišnekėti, ką mūsiškai sako jaunimas. Ne? Tu mačiut nesupranti. Lygiai tas pats. Kas vakar, pavyzdžiui, žiūrėjo žinias. Elektroninė receptai. Ką žmonės pasakė? Aš nežinau, man čia nesuprasti, ne. Jo, čia yra jums pavyzdys atrofavimo dubens dugno. Vietoj to, kad jūs galėtų sakyti, matai, jeigu taip atsiranda, savo 3 dienas pakonfliktuoti su savim, o paskui sakyti, niekur be to nedingsim, reiks man dar 15 metų galbūt gyventi, tai gal tada aš jau einu, ten jau kažkaip tai mokysiuos. Yra čia buhalterių. Prisimenat, buvo buhalterinės programos, įvedė kompiuteriais. Kiek priešinasi? Kiek išėjo iš darbo, kai didelėse kompanijose buvo pasakyta, arba tu išmoksti, arba tu eini lauk. O jums maždaug apie 40, gal bus plus minus, gal ten netoli 50, ir jūs sakot, ką čia man nereikės, ką čia tie kompiuteriai ir tos programos, eina, aš laukiu šitą darbą. Bet kompiuteris padarus tobaliukui nieko gero. Čia dar atskiras klausimas. Kai išmoksim sėdėti teisingai, dabar jau bus gero. Tai va. Aš dar turiu vieną klausimą, atsiprašau. Sakykit, yra ryšys tarp tos taisyklingos laikysenos ir svorio, antsvorio. Taip. Tam tikra prasme taip. Įsivaizduokit, dabar aš apie tai galvoju, žinokit, kokį jums čia pavyzdį gerą galėčiau parinkti, bet labai taip į galvą atėjo kalėdinė eglutė. Jeigu mes ją labai gražiai papuošim, eglutės turi tvirtą kotą. Bet įsivaizduokim, ką nors tokio liauno. Mes kartais mėgstam, arba bent jau kaime mūsų seneliai, nežinau, gal yra ir šiaip žmonių, kurie mėgsta gėlės kartais papuošti. Ir jinai taip, ta gėlė ir pasvyra. Tai vat jeigu tas svoris yra ir nėra to pamato, to tvirto pagrindo, tai turi didelės reikšmės. Jis ir nelaikys. Bet šiaip iš esmės, tada antsvoris netrukdytų, jeigu jūs turite jau tą refleksą. Stuburą, tįsti į viršų, taisyklingai stovėti. Jūs gaunat nuolat impulsą, tai koks skirtumas? Veikia šikniukas, kaip sakant, tai koks skirtumas?
tada galit ir svorį turėti, čia tada neturės reikšmės. Bet jau tada ir svorį tada labai daug turėsite. Jis bus tada natūralus jūsų. Ar ten daugiau ar mažiau nebūtinai, nesvarbu. Jis bus natūralus jūsų. Jis jums nebetrukdys, va taip kalbėti. Tai va, ar atsakiau klausimą? Tai taip ar ne, nes noriu tada atsakyti gal, iki galo. 20%. O kas būtų tas 20%? Nes jūsų klausimas buvo, kodėl dingsta. Bet kitiems žmonėms nedingsta, vis tiek kažkokios priežastys. Kiek žmonių nedingsta? Čia yra statistika. 90% Lietuvoje žmonių skundžiasi vienais ar kitais simptomais. Na, blogumu savy kūne. Tai tas 90% ir yra, na, faktiškai mes visi žmonės. Tada nesiskundžia galbūt kas? Galbūt atitinkamo sporto šakos, kur galbūt ten daugiau reikalinga ar ne su dubens dugnu dirbti. Jeigu, sakykime, šokėjai, jie taip pat skundžiasi, nes jie turi jau kitą, sakykime, bet mano sūnus šokantis ar ne, bet jis nepasilenkia teisingai. Nu, ta prasme, teisingai ir negali nuleisti. Jo, šita vieta jam yra trumpesnė. Ir dabar jau jis paauglys ir aš žiūriu, kad jo figūra ateina į tą poziciją. Jo, bet jis jau greit stovės. Toks. Šokėjams kaip lėpas. Jo, bet irgi dėl to, o jeigu jie šitą turėtų, dar dubens dugno tvarkymą Čia ir... treneriai mokina stovėti. Nu taip. Todėl šokimai ir rodo. Mano sūnus lankė, todėl gal šokių gali. Jo, galima būtų, bet vis tiek įvedus jiems tą dubens patį dugną ir klubų padėtį, jie labai daug dalykų išspręstų. Beje, futbolistai, pavyzdžiui, lygiai taip pat, visi skundžiasi nugaros skausmais, o atrodo treniruojas ir krūviai dideli visą kitą. Jeigu sujungtume kantieniką su, sakykime, na, jiems leistumėm treniruotis kartu su kantieniką, tai be galo būtų geri rezultatai ir sveikesni jie būtų ir iš vis būtų liūs. Tai va. Tai prašau dar. Vienas klausimas, gali grįžti ar skaidrė dviem atgal, kur buvo stuburas kondicionuotas? Taip. Aha. Tai kuri yra taisyklinga stuburo padėtis? Ta pirmoji ir antroji? Pirmoji. Ne, jūs paskaitykit vadovėlius, kur mokyklos nugaras yra kaip nupieštas, kaip nugražia tokia lenta. Irgi labai geras klausimas. Benitos anot pasak perrašyti vadovėlius. Perrašyti vadovėlius. Biologijos vadovėliuose tikrai yra nupieštas, kad normali pozicija yra netiesi. Taip, Kažko tokia taip, švelniai perrašyti vadovėlius. Čia yra pasak Benitos. Kitas dalykas. Tai neturi būti visiškai va toks stuburas. Tai neturi būti. Jis natūraliai, jis bus lengvai, tiesiog lengvai, natūraliai, truputėlį. Ir sakykim, taip nupiešiau aš, ne? Nemoku piešti, kaip ir matematikos. Niekada nemokėjau. Tiesiog, toj vietoj, kur yra jo asmeninė dalis, va, šitoj vietoj, Benita tai vadina, ištisimas reiškia, Benita tai vadina drugelio vieta. Ten drugelis turi tilpti. Na, tai reiškia ne šitai, o natūraliai šitai. Na, turi būti lengvas įlinkis. Praskris drugelių vietas čia, pagal Benita. Gerai, tai iš tos teorinės dalies dar kokių gal klausimų turit prieš pereinant? Aš noriu paklausti, o jūs minėjote apie aukštakulnius, tai aukštakulnių laikysena vis tiek deformuoja šitą. Kai turit tvirtą stuburą, nebesvarbu. Tik tiek, kad tada jūs nuolat treniruositės. Jūs žengsit žingsnį su aukštakulniais ir jūs laikysitės. Jūs eisit ir mankštinsitės ištisai. Tik ne taip gal ryškiai, kaip aš dabar parodžiu, bet yra ištisai. Todėl, kad nuolat daugiau truputėlį pareikalauja to taisyklingo pastatymo. Nes ten pakila yra. Tai va tik tai tiek. O tai reiškia, kad turėsite daugiau nuotaikos, tai reiškia, kad jūsų tonusas bus padidėjęs, tai reiškia, kad jūsų kraujotaka bus suaktyvėjus, tai reiškia, kad jūsų bus geresnės nuotaikos grįžęs. Tai tiesiog daug kitų dalykų. Plius. Ir kojas nepavargs. Ir. Tai dar. Galim pabandyti? Laukiam, labai gerai, kad laukiat, aš irgi žinokit laukiu. Šiaip, kas norit iš tikrųjų pajausti
didesnį efektą, tai būtų reikalinga nusimauti batus ir pasidėti tvirtai pėdas. Kas išties norit labai pajausti tą didžiausią efektą? Jeigu kieno lygia pačiai, tai nebūtina, bet tiesiog pageidausia, tai nėra būtina. Tai dabar svarbu sėdėjimo padėtis. Aistė man padės, gal ar ne, jūs pakoreguos. Rankinukus pasidėkit į šalį, vietos yra, patogiai, kad įsitaisytumėt, ar ne? Gerai. Matysis, aš įsivaizduoju, kad gal matysis. Jeigu ne, tai atsisėsit, kad matytumėt. Taip? Atsisėdimas. Čia mes turim tuos jau išsvajotosius taisyklingus dubens dugno raumenis, ar ne, ir pačius dubenkulius. Taip, su jais mes ir dirbsim. Ir sėdimąją dalį uždengiam tik tai tiek, kad mes uždengtumėm dubenkulius ir šlaunis paliekam laisvas, taip, bet patogiai, kad atsisėstumėm ant sėdimosios dalies. Toliau, labai svarbu, 90 laipsnių kampas, kelėnas turi būti tiesiai virš kulniuko. Jo? Tiesiai virš kulniuko. Man taip noris gal Aistė, tu jau pakilk, pakoreguok, man iš karto taip noris. Taip, tiesiai virš kulniuko, 90 laipsnių kampas. Kelių girnelės žiūri tiesiai. Reiškia nei taip, jokios kitos pozicijos. Tiesiai. Ir pėdutės... Mes nieko nematome. Gal tu užsilipti.